Sveiki, mano vardas Kęstutis, aš esu alkoholikas. Taip, šiandien alkoholio nevartoju 9 metus, 6 mėnesius ir 8 dienas. Tai per tą laiką ar visą laiką buvau blaivas, tai pažiūrėsim, gal pavyks atskleisti. Kartais nesugebu įsitekti į tą laiką duotą, nuklystu biškį, nuveda mintis į detalės, galbūt nelabai reikalingas. Gerai, pasistengsiu perduoti žinią. Tai ačiū visų pirma, kad pasitikėjo, kad pakvietė mane dalintis jūsų grupę. Jaučiu tokį jauduliuką, senai jau nespikeriavau, nors iš tikrųjų nesenai buvau detokse ir tenais dalinausi savo patirtimi. Tai gal nuo pat pradžių tokia dalinai autobiografija mano. Augau, iškart galiu pasakyti, disfunkcinėje šeimoje. Tėvas buvo alkoholikas. Mokykloje šiaip gana pažangus buvo, viskas sekėsi, ir sportas, ir pamokos, ir matematika. Visą laiką galvojau, kad nebūsiu toks kaip tėvas, nes mano tėvo paveikslas, jisai buvo toks alkoholikas galiausiai, kaip tie valkatos prie konteinerių ir panašiai, ir smirdantis, apšepęs visas, nesiprausęs. Tai jaučiau tokią gėdą ir galvojau, kad niekada toks nebūsiu, nes iki paauglystės turėjau tokią gana stiprias vertybės, stengtis, mokytis, daryti, žodžiu, kažką tai gero, bet nežinau, tam tikram amžiui, 12-13 metų, mane pradėjo traukti tą kitą pusę. Aš nežinau, galbūt aš negalėjau pritapti prie kažkokios tai, nežinau, vaikų grupės. Pradėjau rūkyti, pradėjau ragauti tą alkoholį su draugais, nes, kaip ir dažnam turbūt atrodydavo, kad, giminėjai visur per visus šventes susitikimus matydavau, kaip linksma vartoti tą alkoholį. Ne, tik aišku, ten pabaigoje jau nelabai fainiai tie suaugusiai atrodė, bet tas alkoholis kažkaip suteikdavo tą atsipalaidavimą, suteikdavo suaugusio jausmą, ne. Tai, nežinau, gal čia susijęs su paauglystė, tas noras maištauti, noras būti kitokiu, noras greičiau suaugti, tai gan anksti pajutau tokį norą svaigintis, ta prasme, įvairiais būdais, ne tik alkoholiu, bet ir ten žolės rūkymu, kitais silpnais narkotikais. Tai toks būdas prieštarauti mano buvo gal, arba pritapti prie tų tokių blogiukų grupės, kurie prieš sistemą, nesilaiko taisyklių, žinai. Ir atsimenu, jau 8 klasiai bėgdavau iš pamokų su draugais, eidavom pas draugą, žodžiu. Eidavom gerti, tiesiog jo mama laikydavo tenais spiritą, kurį skiesdavo, pardavinėdavo statybose statybininkams, tai mes tą patį spiritą skiedėm su uogiene, su vandeniu, gėrėm. Paskui kas kur iškrytė, apsivėmė, žodžiu, tokios linksmybės būdavo. Laikas bėgo. Kaip ir ten su mokslais nebuvo labai sudėtinga, mokyklą baigiau gana gerai, stojau į universitetą, valstybės finansuojamas vietas, bet visą laiką buvo tas toks, tai nebuvo pagrindiniai mano dalykai, ne, man rūpėjo varyti, pasitusinti, pabūti su draugais.
žodžiu, nesimokiau, aš mečiau tos mokslus, nes mano grindžiau tuom, kad vat, mama mane duoda pakankamai pinigų, nes mūsų brolio augino mama, tėvo nebuvo, tėvas gyveno jau kaime pas močiutę, mes matydavomės, bet ten iš tėvo pagalbos nebūdavo. Tai visą laiką jaučiau tokį nepriteklių, ieškojau, susiradau darbą, dirbau Rimi parduotuviai, man nepatiko, ieškojau kito, nu, čia kalbu apie 2000 metus plius minus, tai tada Lietuvoje gana sudėtinga buvo susirasti tų darbų. Galiausiai per tuos metus, kai buvau jau metęs po mokyklos, pirmus metus supratau, kad nenoriu dirbti tų tokių sudėtingų darbų, nu, tokių paprastų, man reikia kažko tai daugiau noriu, tai vėl stojau mokytis, įstojau tada į Vilniaus kolegiją, kompiuterių programavimą, neužilgo susiradau darbą, signalizacijas instaliuoti, bet vėlgi ir uždirbdavau gana gerai, gerokai daugiau negu vidutinė tuo metu Lietuvos alga. Bet aš nesugebėjau, mano būdas buvo toks, man jau tada veikia tokia puikybė, ne, aš, kadangi iki tol neturėjau tų pinigų, negalėdavau pasipuikuoti, tai aš juos taškydavau baruose, kavinėse, man būdavo toksai noras pasirodyti, ne, kad aš galiu čia sau leisti, bet, žodžiu, aš nesupratau, aš nemokėjau elgtis su pinigais. Aš juos ištaškydavau, gyvenau pas mamą, ten už butą, už kažkokias tai paslaugas nesidalindavau, žinai, mane, galima sakyti, išlaikydavo, aš dirbdavau savo reikmėm tik tai, nes savo reikmėm, pabūti su draugeliais, su merginom, pasitusinti. Toks ir buvo mano kredo, ne, aš susikūriau kredo gyvenimo, kad pragyventi jį taip, kad atsigrįžus nesigailėti, ne, tai man švietėsi per tokią prizmę, kad per tų linksmybių, ne, per nesibaigiančias linksmybės, aš mačiau savo tą gyvenimą. Nors, kaip ir minėjau, visą laiką galvojau, kad nebūsiu toks kaip tėvas. Kai grįždavau girtas namo, mama sakydavo, nu, tu čia jau eini tėvo pėdom. Aš nesijaučiau, aš to nejaučiau, nemačiau, nenorėjau matyti. Man atrodė, kad aš čia tiesiog linksminos, kad tai aš sprendžiu, kada gerti, kiek gerti, žinai, kur varyti, nors dažnai, kaip šiandien matau, iš tikrųjų ne aš spręsdavau. Paskui jau neužilgo pradėjo spręsti tas alkoholis, kada nors dažniausiai tai būdavo tokie savaitgaliniai mano gerimai, paprastom dienom, nu, 1, 2, gal 3 alaus. Tai va, taip dirbau, mokinausi, galiausiai šito universiteto kolegijos irgi nesugebėjau pabaigti, nes nesijaučiau aš gerai, jaučiausi, kad, nu, neįvertintas, to nebuvo pakankamumo jausmo, ne to vidinio, vis atrodė kažko trūksta. Ir su tais pinigais ištaškytais aš, tarkim, važinėjau su mašina, buvo joje kasetinė magnetola, tuo metu jau būdavo MP3 grotuvai su kompaktiniais diskais. Uždirbdavau gerai, bet nesugebėjau susitaupyti, nusipirkti to normalios magnetolos, nes, nu, tiesiog nesugebėjau. Nes bet kur, bet kada eiti man ar į teatrą, ar į kiną, ar pažaisti tinklinį, man reikėdavo svaigintis, man reikėdavo alaus, man reikėdavo žolės parūkyti, man būti blaiviam, man būdavo netaip įdomu. Tuomet prikalbinau draugę jau bėgti į Ispaniją, važiuoti ieškoti laimės. Važiavom į Ispaniją,
dirbom tenais nepatinkančius, dar prastesnius darbus negu čia Lietuvoje. Nu, iš tikrųjų jis nebuvo nei prastas tas darbas, bet tiesiog tuo metu nesupratau, kad aš bėgu ne nuo aplinkos, kad aš bandau pabėgti nuo savęs, ne nuo savo to nepakankamumo jausmo, nuo savo to nepasitenkinimo, nuo kritikos į pasaulį, nenoro matyti savo indėlio nes, nežinau, nedėdavau pastangų, svajodavau, turėdavau gyvenimo tokių lūkesčių, atrodė, esu gabus, moku dalykus daryti, atrodo vertas daugiau, bet vat gyvenimas neduoda man kažkodėl tais tų gerybių, tos finansinės naudos ir panašiai taip toliau, bet aš nedarydavau, aš tiesiog nedėdavau pastangų, jeigu sugalvodavau kažką, nu, kad ir tos pačius mokslus, ne, aš tokiu principu, kad pradedu mokytis, gal dar šiandien parūkysiu kokį kaseką, atsigersiu alaus, rytoj aš pradėsiu, jau skirsiu tą laiką, ne, ir praktiškai ta kiekviena diena, jinai vis kartojasi, vis tas pats per tą patį, aš nesugebu skirti mokslam laiko, prisikaupiu skolų, tada pakyla baimė, nerimas, kad man dar daugiau reikia, aš neišsiskirstau to savo darbo, savo užduočių per normalų laikotarpį, aš jas sukaupiu, aš tada per dar trumpesnį laiką turiu atsiskaityti tos dalykus, jaučiu baimę, jaučiu nerimą, man tas nepatinka, kažkaip tais išsilaikau, bet tas buvo ir su diplominiu, galiausiai diplominio aš nelaikiau, mes pabėgom į Ispaniją. 2 metus Ispanijoje dirbau šiltnamiuose pomidorų, dirbau degaliniai, buvo nepasitenkinimas, tada nusprendėm į Londoną bėgti, bėgom į Londoną ir kuo toliau, tuo labiau tas vartojimas, ne, ir vartojimas jisai ėjo visą laiką iš paskos, jisai buvo taip, kad praktiškai visi uždirbti pinigai, jie būdavo suinvestuoti į savo ego, į savo fasadą, į tą pasirodymą prieš kitus ir pasilinksminimus. Ir nebuvo tokios brandos, kad kažkaip tai galvoti apie ateitį, kurti tą ateitį, ne, su drauge. Aš jai piršausi, aš dar Ispanijai piršausi. Vesti aš jos nesugebėjau, susitrynė tas sužadėtuvių žiedas, kur iškrito akmenukai, žodžiu, ir aš vis tiek nesugebėjau jos vesti. 18 metų mes buvom kartu, aš nesugebėjau jos vesti. Aš tiesiog nesugebėjau prisimti tos atsakomybės. Man buvo galbūt paprasta tą nerūpestingą tokį gyvenimą gyventi, už nieką neatsakingų būti, šiandien lygtais užtenka, tai ir gerai. Nemokėjau kurti tos ateities, nes visą laiką prioritetas buvo pavartoti, tai jau po Londono, po 2 metų Londone mes vėl grįžom į Ispaniją, mes lygtai susikūrėm su draugė tokį verslą, žodžiu, vis toks neverslas, iš čia gal savo darbo vieta, freelancinimas labiau. Ir mes abudu buvom panašus ir mums tas verslas nepavyko, mums jisai, kaip pradžiomis, jisai labai gerai pavyko. Pirmus metus mes ten buvom žvaigždės tam Ispanijos kurortiniam miestelėje, žodžiu, bet ką mes darydavom, mes praktiškai kiekvieną vakarą po darbo dirbdavom daug valandų ir po darbo eidavom aptarti reikalų į barą, prie alaus, užsisėdėdavom ilgai, paskui ankstėdavom dirbti ir žodžiu, ir ką su tokiom galvom,
kas gali pavykti, kokie verslai gali pavykti tokiam verslininkam, kurie, žodžiu, svaiginasi kiekvieną dieną. Mano draugė pyksta, kad aš rūkau žolę, aš jos rūkyti nustoti negaliu, aš meluoju, apgaudinėju, slapstausi, jinai mane prigauna, vyksta skandalai ir taip toliau ir panašiai. Aš kažkokį tai laiką sugebu susistabdyti, bet tai, gyvenu tokioj kančioj, nuolatiniam norė parūkyti to žolės. Taip mes alaus pageriam, bet žolės aš negaliu parūkyti. Jeigu parūkau, tada problemos kyla. Galiausiai toj pačioj Ispanijai mes patiriam bankrotą, tą tokį asmeninį, už paskutinius pinigus grįžtam į Lietuvą, grįžtam gyventi pas mano mamą. Aišku, mūsų santykis jau būna, jau tuo metu iš vis pašlyjęs. Mes netgi bendraujam, būdami tame pačiame kambaryje, mes bendraujame per telefoną, kad vienas kito nenervinti ir nesikelti ten bereikalingų, nes viens kitam turim daug priekaištų, bet išsiskirti nesugebam, galvojam, bandom vienas iš kito ištraukti kažko tai, ko neturim, tai vienoj ten saviugdos stovykloj gavom tokį palyginimą, kad abudu esame tuščios stiklinės ir bandome vienas iš kito kažką tai gauti, o duoti nesugebam, nenorim, nes savanaudiškumas klesti, nori tik tai gauti, nenori suprasti, nenori būti empatiškas, nenoriu išklausyti kito pozicijos, noriu tik tai, kad mane girdėtų, mane suprastų, nes aš toksai ypatingas. Tai Lietuvoje trečią kartą stoju aš į Vilniaus kolegiją, tarptautinį verslą. Aišku, istorija kartojasi. Aš vartoju, aš lyg ir mokausi, kažkiek tai sugebu susistabdyti, kažkiek tai pasimokyti, prisiduoti tos darbus, bet gyvenimas man vis tiek yra nemielas. Draugė man nemiela, gyvenimas nemielas, mes užsisklendę, santykis blogas tarpusavy, mokslai tai sekasi, tai nesiseka, kai mokausi, lyg tai sekasi, viskas pavyksta, bet kaip ir prieš tai minėjau, kad dažnai neatidedu tos darbus, nesugebu laiku pasidaryti, tai iš valstybės finansuojamos pozicijos paskui pereinu jau į mokamą, nes tai pasiėmu akademijas, žodžiu, nesugebu atitikti tų taisyklių, išsilaikyti, kad mano ta vieta būtų valstybės finansuojama, nes aš nesimokau tvarkingai, gaunasi bangom. Ir galiausiai, istorija tokia, kad kaip aš atėjau į tos anoniminius alkoholikus, kad mano draugė pirma juos kreipėsi, o kreipėsi dėl to, kad jai buvo noras išmokti gerti, kad neapsichuoti, nes jinai, kada šiek tiek daugiau išgerdavo, prasidėdavo tokias psichozės, kad aš nesuprasdavau, mane nei iš šio, nei iš to pradėdavo siuntinėti, rėkti ant manęs, pykti, toks nepagrįstas pyktis, žinai. Ir jinai kreipėsi anoniminius alkoholikus, į psichoterapeutą, kur sužinojo, kad nėra kito kelio, tik nustoti gerti. Ir kad jinai neišmoks, žodžiu, gerti taip, kad nesitrukdytų kažkaip, kad nebūtų tų skandalų. Jinai pradėjo eiti anoniminius alkoholikus.
aš savo ruoštų, vienintelio dalyko jinai manęs paprašė negerti namuose, nevartoti alkoholio prie jos. Tai aš vartodavau, kada jinai išeidavo į grupės, jinai beveik kiekvieną dieną eidavo į grupės, tai aš per tą laiką gerdavau alų, rūkydavau kasiakus, kartais nespėdavau išgerti to alaus, nes girdėdavau, kad jinai grįžta, tai kai surenka kodą per tą domofoną, jisai supipsi ir aš bandydavau paslėpti, kaip paslėpdavau už sofos tą šklenkę alaus. Galvodavau, kad aš ją paskui išnešiu, tai aš kitą dieną aš pamiršdavau, kad aš ją ten paslėpęs ir vėl bandydamas slėpti kitą šklenkę alaus, aš išverčiu tą, kur vakar ar užvakar aš buvau paslėpęs. Žolės jinai manęs neprašė nustoti rūkyti, tai man kaip ir buvo toks palengvinimas, bet aš girdėdavau nemažai iš jos, apie tos, ką jinai ten sužino, apie tas vertybės anoniminių alkoholikų, kaip kitiem būna, kaip tas veikimas vyksta. Man nebuvo labai įdomu, nes man neatrodė, kad aš turiu problemų su vartojimu, gal kartais, nes aš, kai geriu, dažniausiai prisigeriu, aš nežinau, kada sustoti, aš neturiu to jausmo, kad aš jau truputį apsvaigau, gal man užtenka, gal pagerti vandens, gal užkasti kažko tais. Ne, man ta kondicija. Ir aš atsimenu, aš kas kartą pradėdamas švęsti baliuose, aš skubėdavau, man reikėdavo kažkiek tais tos savijautos, nes kitaip aš nemoku bendrauti, aš nemoku atsipalaiduoti. Man reikia tos kondicijos, kur jau man faina, kur aš galiu negalvoti labai stipriai, kaip aš čia atrodau. Galiu pradėti švęsti, galiu pradėti būti fainas, tas vakaro vinys, man patikdavo dėmesys, tas egocentrizmas, žiūrėkit į mane, kaip aš čia viską moku, kaip aš viską suprantu, tai man atrodė, kad aš žinau geriau už kitus, mokėdavau užfilosofuoti įvairius dalykus, nors apie juos nedaug ir tai žinodavau. Tai žodžiu, taip jinai man smegenis plovė apie 7 mėnesius, kol man jos ta blaivybė pradėjo atrodyti patraukli kažkom tais, kažkoks atsirado pokytis, aš joje pradėjau matyti tą pokytį. Ir aišku, aš jaučiau, prasidėjo tas spaudimas iš jos pusės, spaudimas, tada jinai susivienijo su mano mama, atsirado tas spaudimas, kad man čia neva irgi reikėtų blaivėti, kažką tai daryti, tas toks, nepasakyčiau, kad apgaulės būdu galbūt, gal ir apgaulės, to nežinojimo, nesupratimo, kad, tipo, Kęstuti, nueik pasikalbėk, taigi neprivalai, visą laiką galėsi grįžti į tą vartojimą, žinai. Tai buvau toks manipuliuotas, taip, aš irgi ėjau pas psichoterapeutą, norėjau sužinoti, kaip man saikingai išmokti vartoti, kaip nejausti to, žinai, priklausomybės nuo žolės. Man atrodė, kad aš turiu žolės rūkymo problemų, bet sužinojau, kad aš esu tas pats alkoholikas, kad mano mąstymas yra alkoholikas, kad tai yra dvasios liga, kad tai yra psichinė, fizinė liga. Ir kad iš anoniminių alkoholikų aš supratau, kad pasikeitė mano tas alkoholiko paveikslas, nes mano alkoholiko paveikslas buvo toks kaip tėvo, kuris prie konteinerio valkata. Aš supratau, kad nesirenka šitą ligą, kad tai yra tiesiog mąstymo būdas. Kad aš nesugebu išgyventi savo tų jausmų, nesugebu būti atsipalaidavęs be
be alkoholio, be narkotikų. Nors aš irgi norėjau išmokti saikingai, tai žodžiu, ne nuo pirmų apsilankymų aš nustojau vartoti. Man reikėjo tų paslidinėjimo, ne. Tai aš vis dar norėjau savo tą galinį kelią pasilikti. Tai kadangi mano draugė susimokė su mano mama, tai išmetė mano kanapės, kurias auginau ant palangės, ne, kur sakiau, kad, čia ne man, čia šiaip dėl grožio, žinai. Taip, melagis, apgavikas, manipuliuotojas, savanaudis buvau. Nors man atrodė, kad aš toksai fainas, nuoširdus, visiems padedantis. Aš nemačiau savyje, kad aš padedu kitiems, netikėdamasis, mano motyvas nebuvo nuoširdus, mano motyvas buvo, kad galbūt, kai man reikės, jūs man padėsite, žinai, aš jums padedu dėl to. Tai va, aš labai supykau ant savo tos draugės, nors jinai jau tada išėjo gyventi į savo namus, jinai išėjo, nes aš lygtais turėjau blaivėjau, bandžiau blaivėti, ėjau į grupės, bet mano tas blaivėjimas buvo taip, kad pirmadienį pirma blaivybės antradienį antra, penktadienį penkta, po savaitgalio vėl pirmadienis pirma blaivybės diena. Ir tai yra, aš šiandien suprantu, kad tai buvo todėl, kad aš nesugebėjau, kaip ir mūsų kelias, man tas raktinis žodis sąžiningas su savimi, aš visiškai nebuvau sąžiningas su savimi, aš dariau tai dėl to, nes reikia galbūt mano tai draugiai, čia mano mamai reikia, aš jaučiu tą spaudimą, aš neturiu pakankamai jėgos pasakyti, kad atsikabinkit nuo manęs, aš norėsiu ir vartosiu, nes, žinai, tada man reikėtų išsikraustyti iš mamos namų, kas man būtų sudėtinga, aš galėčiau save išlaikyti, bet aš tada didžiąją dalį savo to uždarbio turėčiau skirti savęs išlaikymui, o ne vartojimui, nebegalėčiau tiek skirti vartojimui. Tai tas toksai buvo, net nepasakyčiau nuolankumas, vėlgi bandymas išsisukti, žiūrėkit, kad aš va čia darau taip, kaip jūs norite, žinai, bet vis dar savaitgalį susikuriu savo tas aplinkybės ir aš būdavo lygtais man lyg susidvejintų, kad vienas aš sakau, kad ne, aš čia tik tai, žinai, pabūti, praleisti laiką, nueiti pažaisti biliardą, bet kažkodėl tai aš skambinu būtent tam draugui, kuris gal turės žolės, žinai, o gal neturės, nesvarbu. Ir tie tokie pasibandymai būdavo, kai iš tikrųjų atsimenu, žaidėm biliardą su draugu, jisai pasiėmė alaus, aš pasiėmiau pradžiom limonado, paskui pasiėmiau tiesiog stalą vandens. Ir vienu momentu jisai išeina į tualetą, stovi jo tas bokalas alaus, žinai. Aš dar to alaus kažkaip nebuvau ragavęs, galvoju, paragausiu, kokį ten alų geria. Žodžiu, tai man užteko vieną gurkšnį, aš paragavęs to alaus, aš nueinu į barą, užsisakau savo bokalą ir, aišku, vakaras baigėsi, kaip visada, gerimu, jau nebesistabdymu, nebesiribojimu. Grįžtu namo, draugė sako, geriai, sakau, ne, negerinu, žodžiu. Ir aš vis dar bandau apgaudinėti, kad aš neva negeriu. Tai po to kartą jinai neapsikentė, jinai išsikraustė, nes, mano toks elgesys trukdė jai blaivėti, ir apskritai kaip galima pasitikėti tokiu vyru, kuris, akivaizdžiai meluoja, šiek tiek daro, šiek tiek nedaro.
Paskui man pasiūlė važiuoti į tokią stovyklą, savaitę į sodybą, į tokią psichoterapinę stovyklą, žodžiu, su kitais panašiais alkoholikais. Tai kaip veikia mano dar smegenis tuo metu, kad aš važiuoju blaivėti, nevažiuoju daryti kažką tais dėl tos blaivybės. Ir aš planuoju, kad man reikia pasiimti žolės tenais, gert negalėsiu, tai bent jau žolės vakare, žinai, pasislėpęs galėsiu parūkyti. Tai ačiū Dievui, nežinau, turbūt gal ir buvo ten Dievo ta valia, kad aš nepasiėmiau to žolės, kad man užteko to sąmoningumo visgi važiuoti, tuo momentu pabūti sąžiningu su savimi, važiuoti iš tikrųjų blaivėti, žengti tuos žingsnius. Važiavo ir mano tų draugė, nors mūsų jau tada oficialus statusas buvo, kad mes jau nebe pora. Tai ten pamačiau, toj stovyklai buvo tokia disciplina, kad reikia keltis anksti, apsikabinimų ratas, kažkokia tai mankšta, pasivaikščiojimas, pusryčiai, paskaitos, pasidalinimai. Ir 4 dienoj aš pajutau, aš taip galvoju, kad tada ten buvo mano tas dvasinis pabudimas, tas potyris. Tai Dievas nenusileido, Dievo pirštas iš dangaus nenusileido, debesis neprasiskyrė, aš tiesiog prausdamasis duše, būdamas, man užsipildė ta tuštuma krūtinė, aš nežinau, kaip turbūt gal neretas yra pajautęs tą pojūtį. Man lygtais užsidarė ta skylė, tas toks nerimo pojūtis, toks nesibaigiantis. Ir aš atėjo suvokimas, kad visai įmanoma bendrauti blaivė, kad aš, kad būnant tarp tokių pačių kaip aš, žinai, panašių, aš gaunu palaikymą, aš gaunu supratimą, aš tiesiog buvau priimtas, aš pritapau prie kažkokių tai žmonių grupės, kur man nereikėjo būti kažkokiu ypatingu, atrodyti labai, maitinti savo to fasado, savo to egocentrizmo, tos puikybės, atrodyti geresnių negu kad aš iš tikrųjų esu. Tai tas jausmas, ir aš sutapatinau tai su Dievu, aš tuo metu padėkojau Dievui ir nuo tos dienos aš nebevartojau alkoholio. Nebevartojau alkoholio, mano gyvenimas, jisai pradėjo žydėti, aš, aišku, ėjau paraleliai anoniminių alkoholikų grupės, aš ėjau pas psichoterapeutą, nors kaip veikia mano smegenis, aš ten dar toli buvo nuo tos blaivybės, apskritai nuo tikrosios tos blaivybės, nes man gaila būdavo mokėti tam psichoterapeutui už tas 45 minutės 30 eurų, man atrodydavo, jis ten nieko nedaro, jis ten sėdi, kalba kažką, žinai, kažkokius ten žingsnius man pasakoja ir man atrodo, kad jis mane neteisingai ten kažkaip tai gydo, kad aš geriau žinau, ką jis man ten turi sakyti, ką man daryti, tai aš aišku išreikšdavau savo tuos apmąstymus, Jis sako, Kęstuti, aš tau galiu ekspresu tave pravesti, ekspresu žingsnius iki 4 žingsnio, ekspresu jis mane kažkaip tai pravedė. Žinai, aišku, aš negaliu sakyti, kiekvienas dalykas, kurį aš padariau dėl blaivybės, aš tikrai niekaip negaliu menkinti psichoterapeuto pagalbos. Aišku, tą tokį pagrindą padėjo anoniminių alkoholikų grupės, kur tai nevartodamas alkoholio, aš pradėjau keistis, aš girdėjau, aš priėmiau save, man pavyko padaryti tą pirmą žingsnį, dar taip be globėjo, nedarant tos programos, aš priėmiau save tokį, aš priėmiau
savo pralaimėjimą, ne, prieš gyvenimą, kad aš pats visgi nesugebu nustoti vartoti, kad ir kiek kartų aš bandžiau, kad ir su prievartom, su priekaištais, su baimėm būti pastebėtam, išrištam, ypač savo tos draugės, bet aš nesugebėjau. Su anoniminiais alkoholikais aš sugebėjau tą padaryti, aš pradėjau keistis tiek emociškai, mano tas sąmoningumas pradėjo keistis. Aš pradėjau mankštintis, pradėjau suprasti, dalykus, dėl ko, ne kaip ramybės maldoj, ką galiu pakeisti, ko negaliu pakeisti. Išminties tas skirtumas suprasti, tai to skirtumo supratimas, kad jeigu aš darau dalykus, aš stengiuosi daryti taip, kaip aš sugebu juos kuo geriau šiandien, ne. Jeigu aš žinau, kad aš padariau tai, ką aš galėjau pagal savo sugebėjimus, tai aš neturiu jaudintis dėl rezultatų. Bet man tas labai daug davė, kad aš nebesijaudinu dėl rezultatų, nebededu ten kažkokių tai hiperlūkesčių, kaip turėtų būti, ar kas turėtų būti. Tiesiog tas priėmimas. Ir man buvo labai faina, aš važinėdavau su dviračiu į darbą, nes mano blaivybė ten prasidėjo balandžio 24 dieną. Žodžiu, pasikeitė mano kūnas, aš tapau iš tokio suglebusio, pilvoto, atletiškas kūnas mano pasidarė, ne, mano sąmonė, aš buvau laimingas, aš nebejaučiau to nepritekliaus, kad aš ten ir neuždirbau kažkokių tai milijonų, aš jaučiau tą pakankamumo jausmą ir man tas, labai buvo faina. Bet žingsnio aš nejau, ne, aš nesiprašiau globėjo, aš lygtais apsiribojau tom grupėm, kurios man iš tikrųjų daug duodavo, kol vėl man sugrįžo tas nerimo jausmas, nepasitikėjimo, pavydas kažkoks tai, žinai, menkavertiškumas ir aš nesupratau, iš kur, kodėl man, taip viskas lygtais faina buvo, tokioj pusiau euforijoje gyvenau ir sugrįžo tie man šudini jausmai. Ir aš pradėjau matyti, kad aš einu į tas grupės, bet aš sėdžiu, įbėju, ieškau ten savo kažkokių tai fotoaparatų, objektyvų, kitokių dalykų, kad aš jau nebesiorientuoju, man jau, žinai, iš to blaivybė pirmoje vietoje, jau jinai statosi kažkur tai į kažkelintą vietą, kad grupėse mano kūnas ten tik tai yra, mano minčių jau ten nebelabai daug likę, nes, žinai, užaugo mano puikybė, čia lygtais kažką tai pradėjau suprasti, žinai. Ir tada vėl aš pradedu klausyti, ką sako tie kiti nariai, kuom jie dalinasi. Ir žinai, nes aš ir Dievui nusinčiau tą žinutę, tipo, Dieve, kodėl man, kas man čia pasidarė, tai buvo faina. Ir dabar vėl sugrįžo tas, poalkoholinis, abstinencinis jausmas, ne, kai tos baimės, vėl nepakankamumo jausmas. Ir aš išgirdau tą atsakymą, aš išgirdau iš anoniminių alkoholikų, kad, žinai, aš jų neklausiau, bet jie dalinosi, kad kol aš nepradėjau eiti programos, mano savijauta buvo šudina. Kol aš nedariau žingsnių, aš jaučiausi, kad aš trypčiau vietoj, nieko nedariau. Ir tada buvo tas man kertinis momentas, aš nusprendžiau, kad, turbūt atėjo ir man tas laikas daryti žingsnius, aš pasiprašiau, dariau žingsnius, nors dariau žingsnius iš tikrųjų vėlgi ne taip stropiai, nesugebėjau jau rasti savyje to stropumo, ne. Dariau tada, kai reikia atsiskaityti, vos ne paskutiniam dienom, kaip prieš mokytoją, nesupratau dar iki galo, kad aš čia dėl savęs, kad visi tie dalykai, tai čia yra man ir apie mane, o ne globėjai, ne, tai globėjas tik tai kaip, palaikantis žmogus, žinai. Ir nors aš ir sutikau, kad man jisai vienintelę sąlygą pastatė, sąlygą, žinai, sako, Kęstuti,
pažadėk, kad jeigu praeisi programą, kad, nu, bent vienam alkoholikui perduosi tą žinią, žinai, padėsi irgi, jeigu tu tave kreipsis, padėsi tuos žingsnius praeiti. Aš sutikau, bet aš vidury tos programos aš galvojau, ne, man reikia tos blaivybės, bet taip kaip mano tas globėjas, kurisai važiuoja iš kito miesto galo, tai yra su autobusu daro didesnį kelią negu kad aš, dėl mano blaivybės, aš taip tikrai nesiaukuosiu, aš neturiu laiko, man yra mano reikalai svarbesni, bet mano pačio nuostabai, praėjus programą, nu, einant tuos žingsnius, viskas keičiasi, tie norai keičiasi, nuostatos keičiasi, požiūris į gyvenimą keičiasi, nes nu, kitaip ir neturėjo būti. Jeigu aš dariau, jeigu aš bent iš dalies, dariau tai, ką man sakė globėjas, nu, negalėjo nepasikeisti. Negalėjo nepasikeisti, tai aš turėjau stebėti save, keisti melą tiesą, savanaudiškumą, nesavanaudiškumu, nesavanaudišką pagalbą kitiems. Ir man galiausiai pavyko ir kai man paskambino kitas narys ir sako, Kęstuti yra žmogus, kuriam reikia pagalbos, kuriam reikia padėti praeiti žingsnius, tai pirma mano mintis buvo aišku, kad aš nesugebėsiu, kad aš bijau, žinai, aš nežinau, kaip ten perduoti, nors viskas yra, aš visą laiką galiu kreiptis į savo globėją, aš visą laiką galiu kreiptis į belenkokį kitą narį ir aš žinau, kad, nu, man padės, jeigu aš kažkur kažko neatsimenu toj programai, žinai. Plius aš dar žinau, kad aš ne 100% ją ten sąžiningai atlikinėjau ir taip toliau. Ir man aišku kyla ta baimė, bet jau turbūt buvo tas sąmonės lygis, aš paprašiau, kad, nu, aišku, paprašiau laiko pagalvoti. Ir aš po 15 minučių jam perskambinu ir sakau, gerai, aš sutinku, nes, nu, aš atsiminiau tą dalyką, kad, nu, Dievas duoda man tai, kiek aš galiu panešti, jis man tikrai neduos to, ko aš negaliu panešti. Ir jeigu yra toksai poreikis, yra kažkam tais reikalinga ta pagalba, aš negaliu tiesiog nesutikti, tai ir sutikau. Tai žiūriu, kad čia laikas į pabaigą, pabandysiu rezimuoti, kad, aišku, per tuos daugiau negu 9 metus alkoholio nevartojimo, aš tik ne vieną kartą buvau atkritęs žolės parūkyti, bet tai yra pagrinde dėl to, kad aš atitolstu nuo programos, atitolstu nuo Dievo, pas mane atsiranda svarbesnių reikalų, atsiranda svarbiau tas aš, vėl tas egocentrizmas. Ir jeigu aš nesu programai, nesu maldoj, nesu meditacijai, neskiriu kasdien savo dvasingumo ten praktikavimui ar raidai, aš gana greitai pradedu kristi žemyną, ir man nebūtinai turi būti kažkas tai blogo atsitikti, man tiesiog gali būti paprasta diena, važiuoju iš darbo, saulė šviečia ir ateina ta beprotiška mintis, kad o gal parūkyti žolės. Ir aš nebesugebu jos paleisti, nes mane nėra jėgos, mane nėra Dievo, aš nebesikreipiu į Dievą, nes aš žinau, kad jeigu aš jį kreipsiuos, aš tikrai nevažiuosiu pas dilerį, bet aš nesikreipiu, nes ten jau daugiau yra aš, o nėra Dievo, nėra, žinai. Tai va, bet mano gyvenimas pasikeitė, aš nebegyvenu pas mamą, aš vėl pasipiršau toj draugei, jinai sugrįžo į mano gyvenimą, mes susitokėm, mes dabar turim 2 metų dukrytę, mes turim savo namus, mes gyvename laimingą gyvenimą, nu, kaip ir kiekvienoje šeimoje yra visko, yra barnių, yra nesutarimų, bet mes nebeužsibūnam pyktyje tiek ilgai, kaip anksčiau būdavom savaitę ir daugiau, aš net atsimenu, aš tiesiog pamirždavau, dėl ko pykstu, bet aš nepamirždavau, kad man reikia pykti ant jos, kad jinai kentėtų. Tai šiandien, nu, turbūt Dievo dėka, anoniminių alkoholikų, tos sąmoningumo, empatijos,
aš nebeleidžiu savo tiek laiko pykti, nu, trunka mūsų tie barniai, nu, iki dienos, iki valandos, nu, priklausomai nuo to barnio sudėtingumo ir nesutarimo, tai arba aš, arba jinai ateinam ir, nu, randam tų bendrų dalykų, atleidžiam, paleidžiam, mes dabar taip juokaujam, atleidžiu tau, paleidžiu tave, žodžiu, ir viskas faina, tai blaivybėje, nu, tikrai nekeičiau, aš nekeičiau tos blaivybės, ką aš turiu, nors kaip ir minėjau, kad nevartojimas man šiandien turi kitą prasme, kad tai nereiškia dar, kad yra blaivybė, jeigu aš esu emociškai, ne, jeigu aš sau leidžiu rėkti, kad aš esu nieko, jokių medžiagų nepavartojęs ir aš rėkiu ant savo žmonos, tai aš jau, aš neskaitau, kad tai yra blaivumas. Tai aš nesugebu savo emocijų tų sutvardyti, tai man tai yra neblaivumas, neblaivus elgesys. Tai nežinau, pabandysiu palikti laiko klausimam, tikiuosi, kad perdaviau tą žinią, kaip ir tikėjausi. Tai ačiū, kad paklausėt, ačiū, kad esu su jumis ir kad esu blaivas šiandien.